kuro, nuvažiuoti į ofisą, atsidaryti vaflinę ir toliau kažką kepti. Žiauriai norėčiau turėti komandą, kad galėčiau įvyksta kažkoks labai geras dalykas mano projektų, kažką tai labai kietai pakodinam, ar tai kažkokį pasiekimą gerą turim ir galėčiau pasidalinti su jais. Dabar iš dalies galiu pasidalinti biškį su jumis. Tas irgi nėra blogai. Važiam pat, let's go! Mano buvęs bendradarbis vis vartoja frazę užverst vaflinę, verčiam vaflinę. Tai va čia yra verčiam vaflinę. Draugai atyšnikai, jūs vartojate šitą frazę? Gerai, tai ką turime šitoj dienoj? Tai patroubleshootinsiu vakarykštį errorą, kai padeploinau savo web-appą į production serverį ir gavau errorą, kai bandžiau naviguoti per puslapius. 404 not found. Toliau nežinau, dar tikrai norėčiau kažkur išvaryti. Kavos, kai užsimanys, nes nebeturiu kavos, tai kai užsimanysiu kavos, varysiu kažkur į kavinę pakodint, o daugiau nežinau, ką čia šitą dieną man šiandien paruošus yra. Let's go! Padeploinau savo website, patestuot ant prodo ir pabandžiau atidaryti puslapius, panaviguoti, donate puslapį, login puslapį ir negaliu, gaunu 404. Šitą errorą daužau beveik 2 valandas. Kas nėra daug šiaip, nėra daug šiaip. Mes esam čia, give me stats, ką tik padeploinau, patestuot. Refreshas dabar turėtų rodyti mano jo Laravel web-appą. Nu ir dabar spaudžiu ant linko. O! Kas gali būti kietesnio? Varau kavos. Ir dar pažiūrim, ar šitas webas veikia kaip web-appas, single page web-appas. Va čia va siūlau stebėti, ar nesisuka gyvatėlė. Kas gali būti geriau? Kas nėra kietai, tą iššisą išspręs tokį paprastą failą trūko. Junioro levelio iššisas. Trūko išspręs 2 valandas. Tai 2 valandas sugaišau, vietoj to galėjau kažkokį naują puslapį sukodinti. Bet moku kainą to, kad esu junioras. Nepaisant to, nuotaika gera, dvasia aukštai. Važiuoju kavos. Pakviesi tane, gali? Ačiū. Ką dabar bandau padaryti, tai susitupinti e-mailą. Pavyzdžiui, jeigu tu nori išsisiųsti savo password reset e-mailą su linku, tai šiuo metu neveikia pas mane projektas. Tai reikia susisetupinti e-mailą. Let's go. Suveikia, gavau password reset e-mailą. Liuks. Gerai, reziumė. Šiandien pasikviečiau tave į šitą video ir mes išsprendėm bugą, tą single page application, kai padeploinau į production 404, gavau, tai išsprendėm tą bugą. Tiesiog buvau pamiršęs įkopint, padeploint htaccess failą. Taip pat susisetupinome mailą. Ačiū, kad pakomentuoji, jau nežinau čia kelintas video, bet jau nemažai komentarų man parašėt ir ačiū už patarimus. Aš jūsų klausau. Čiau, susitiksim kitą dieną arba ne kitą dieną, arba dar kitą dieną.